Sveiki, čia laida Ne vienas kelyje ir šiandien, kol dar mus lepina puikus šilti orai ir tęsiasi dviratininkų sezonas, pakalbėsime apie tai, ar dviratininkai žino kelių eismo taisyklės ir ar jie jų laikosi. Tačiau apie tai šiek tiek vėliau. Na, o dabar apie saugos diržus. Įsikūrę galinėje kėdėje galvojame apie patogią kelionę, o apie saugumą užmirštame. Tyrimai parodė, jog kas antras keleivis galinėje kėdėje nenaudoja saugos diržų. Taigi, ar reikalingi čia saugos diržai, atsakymo ieškome šiame reportaže. Domimės keleivių diržais, nesirūpinant keleivių saugumu. Rūpinamės. Tai kodėl keleiviai neprisisagot? Žinokit, vežu ją į geležinkelį stotį. Skubu užmiršau pasakyti. Vat, kas neprisisegęs, prašom ateikit pas mus. Kaip jūsų savijauta, kaip patiko šitas? Nepatiko. Nepatiko? Ne. Čia buvo, koks greitis buvo, ar įsivaizduoja? Ne. 30 km per valandą. O jūsų automobilis važiavo 130 km per valandą. Tai jeigu be diržų būtų avarija 130 km per valandą, ar galima įsivaizduoti, kas iš jūsų liktų? Dabar šiek tiek jau aiškiau turbūt, ar ne, kaip pabandėt? Jo. Turbūt įskristumėt per priekinį stiklą. Toli. Ponas, kodėl diržo nesegat? Išlipkit, prašom, iš automobilio. Vietoj nuobaudos išbandysit aparatą ir važiuosit toliau. Ar numanot, kokiu greičiu? Maždaug 20-30. Nu ir ką? Važiavot autostradą kiek 100. Nu ir? Tai jeigu būtų smūgis? Nu nieko, dar savas. Būtumėt įskridęs ir priekinio. Labą dieną, kelių policija. Kodėl, ponė, saugos diržo nesegat? Aš? Taip. Ir ponas neprisisegęs. Tai kad ponas ateikit pas mus. Vietoj baudos išbandysit aparatą. Arba galim baudą paskirti. Ne, geriau nereikia. Ateikit. Kokiu greičiu lėkėt, kaip galvoja? 30 kukina. Teisingai 30. O kai autostrada važiuojat 130, jeigu be diržų būtų smūgis? Kaip tai atrodytų? Trigubai daugiau turbūt būna. Jau 4 kartus daugiau. Nu. Tai turbūt išlėktumėt per langą. Jo, tikriausiai. Niekada nesiseka saugos diržų gale? Seguosiu, ne. Sekatės kartais. Nu, O dabar kodėl ne? ką? O dabar, kad tai užmiršau tam. Užmiršote? Nu, Ir žmonos nesaugot, ir pats nesisekat. nu. Net daugiau jau viskas pasitaisysi. Ir kitiem pasakysit. Jo, nu. Kodėl diržo neprisisegus ir kodėl vaikas buvo ne kėdutėje? Priekė tas vaikas, nu tai žinai, pusę kelio ištveria, laikai tas diržas, nu paskui negali išlaikyti. Ateikit, prašom, pas mus. Kaip jaučiatės? Neblogai. Jūsų žmona galiniai sėdiniai su vaiku ant kelių neprisisegus. Jeigu avarinis įvykis, ar įsivaizduojat, kas galėtų būti? Nu, maždaug galiu įsivaizduoti. Keleiviai skridė per priekinį langą. Teko matyti tokį klipą. Jeigu bus nelaimė, tai bus nelaimė. Nuo likimo nepabėgsi čia, žinai. Ja, bet saugotis reikia. Sako, saugokis ir Dievas tau padės. Be abejo, sakau, kaip savim, bet Ir savo šeimą ypatingai reikia saugoti. žinom. Ar saugiai jaučiatės be diržų važiuodami? Aš su savo vyru saugiai jaučiuosi, nereiškia, kad aš teisingai darau. Nes vyras ką tik tai išbandė smūgį 30 km per valandą greičiu. Supratau, kad jo veidas rodė, kad efektas yra. Aš suprantu, kad aš dabar iš karto prisiseksiu, turbūt jis man lies tą daryti. Prieš tiltą, ką tik atsiginėjom šuniuką ir tas tikrai garbės žodis pripažįstu. Tikrai pripažįstu teisę. Ateikit, prašom, pas mus. Gerai jaučiatės? Aš Kaip jūs jaučiatės, kaip jums patiko? Kadangi pati vairuoju, žinau, kokia yra situacija, bet buvo neišvengiama situacija, kur tikrai turėjau atsisegti diržą, bet per vėlai užsisegiau. O visą kelią važiavo su diržu?
Garbė žodis, ranką prie širdies pridedu. Kaip galvojat, koks greitis čia buvo? 30 km, sakė 30. O jeigu būtų kelyje 130? Pasiekmes? Nekokios. Turbūt jokių nebūtų pasiekmių, nes nekalbėtų. Sunku išskirti kažkokius atvejus pavienius, nes jie visi būna gan skausmingi ir patiriamos traumos sunkios ir atrodo sužeidimas įtakotas vien dėl neužsisegimo, neužsisegus diržo, kas galėjo išgelbėti ir gyvybę, ir sveikatą. Net ir mieste per praktiką yra nemažai atvejų, kai dėl saugos diržų neužsisegimo patiriami sunkus sužalojimai. Ar būna taip, kad gale sėdintys ir neprisisegę keleiviai avarijos metu sužaloja priekyje sėdinčius, bet kad ir prisisegusius keleivius? Taip, tai tokia atveju yra. Ar tiesa, kad trenkintis dideliu greičiu, gale sėdintis žmogus įgauna tokią inerciją ir tokį svorį, kad gali netgi priekinę sėdinę išlaužti? Kitą kartą sunku net patikėti, kad taip gali atsitikti. Batai nulėkia net užrišti tvirtai, ar žmogus tiesiog kaip toks negeras pavyzdys, bet kaip kulka išskrenda iš automobilio. Taip, tai yra. Automobilis yra gera transporto priemonė, kai ją saugiai vairuoja, bet jeigu nesilaikai greičio, nes esi užsisegęs, tai yra rizika nemaža. Šiandien Kaune baigėsi konkursas Lietuvos geriausias vairuotojas. Kaip vyko finalinės kovos, sužinosite kitoje mūsų laidoje, o šiandien reportažas iš atrankos etapo Klaipėdoje. Konkurso Klaipėdos etapas skyrėsi nuo visų kitų puikia jūrinė atmosfera. Uostamiesčio kruizinių laivų terminalą papuošė didelis kruizinis Vokietijos laivas, o dalyvius lepino mila rudeniška saulė. Susirinkusiųjų smalsumui nebuvo ribų, kai priešais juos stojo garsus lenktynininkas Dainius Matijošaitis. Pasirodo, šis sportininkas gali ne tik greitai važiuoti ilgų nuotolių, Fast Lap ar Le Mano serijos lenktynėse, bet ir nesustodamas įdomiai pasakoti apie savo vairavimo patirtį. Eismo saugumas ir lenktynės, atrodo, visiškai priešingi dalykai, ar kažkaip galima jau susėti? Mes esam tie, kurių, vadinkim, galbūt žmonės turėtų klausyti, nes mes esam patyrę visi įvairiausių sportinių incidentų, avarijų ir mes pakankamai žinom greičio įtaką, kokia yra suklydus. Tai galbūt tuo kampu yra savotiškas panašumas. O kitas dalykas, tai vėlgi lenktynininkai dažniausiai veda, kai kurie veda įvairiausius mokymus vairavimo, tai yra tam tikrose trasose mokymo. Ir jie gali, taip atrodo, kad jūs išmanote viską, bet tam tikras lenktynininkas, kuris išmano, kaip valdyti bet kokios varomos ašies automobilį, jis gali tokių elementarių dalykų jums pasakyti, kurių jūs labai daugelį metų nežinojat ir kurie greičiausiai jums kažkokioj tai ekstremalioj situacijoje labai stipriai pagelbės. Nuo 19 klaipėdiečių ir miesto svečių mažiausiai suklydusių teorijos teste nusišypsojo laimė atlikti vairavimo rungtis naujausiais Toyota automobiliais. Klaipėdiečiams rimtą konkurenciją sudarė 2014 metų konkurso nugalėtojas Dominikas Danys, kuris čia dalyvavo su žmona ir mama. Ir tai ne šiaip savo varžovės, mat žmona Viktorija buvo tarp mažiausiai suklydusių teorijos teste. O mama Jovita 2013 metais yra tapus geriausia Lietuvos vairuotoja. Jaunai Danieniai gauti kelialapį į finalą sutrukdė vairavimo klaidos, o sūnus su mama pateko į finalą Kaune. Esate turbūt unikali tokia šeima, kur visa šeima varžotės tarpusavyje, kalbate turbūt ir vakarais apie automobilius. Varžytis tikrai nesivaržom, stengiamės vienas kitam padėti, bet automobilių temos nėra svetimos mūsų šeimoje. Taigi Dominikas pasirodė geriausiai iš visų, antrąją ir trečiąją vietas užėmė konkurso senbuviai Darius Jonaitis ir Darius Simutis. Škoda automobilių gamintojo atstovai Lietuvoje toliau tęsė pardavimų ir aptarnavimo tinklo atnaujinimą. Nuo šiol ir kauniečiai bei miesto svečiai galės įsigyti bei aptarnauti šios markės automobilius pagal naujausius reikalavimus pastatytame ir įrengtame automobilių centre įsikūrusiame Viverių gatvėje. Bendras pastato plotas 2580 kvadratinių metrų. Didelėje 500 kvadratinių metrų automobilių ekspozicijos salėje telpa 14 naujausių modelių bei gausi aksesuarų ekspozicija. Automobilio aptarnavimo dirbtuvės užima 800 kvadratinių metrų. Jose sumontuoti naujausi ir moderniausi automobilių keltuvai, be to vienu metu galima aptarnauti iki 14 automobilių.
Na, o dabar mes atliksime eksperimentą. Bandysime išsiaiškinti, ar dviratininkai žino kelių eismo taisyklės. Tuo pačiu patikrinsime, ar Vilnius, Lietuvos sostinė, yra pritaikytas kelionėms dviračiu. Mūsų parengtą trasą bandys įveikti žinomi Lietuvos žmonės, o aš juos seksiu ir filmuosiu. Šiandien mūsų svečias, mano kolega, laidų vedėjas, šmaikštaus liežuvio savininkas Timūras Augucevičius. Taip, tai aš. Labas. Sveikas, Timūrai. Sakyk, ar esi pasirengęs išbandyti save ir savo galimybės važiuoti dviračių sostinės gatvėmis? Aš pusiau pasirengęs, dviračių važiuoti moku, bet kaip čia reikia normaliai elgtis mieste, tai ne visai žinau. Tai važiuoju taip, kaip sugebu. Kiek šiemet pravažiavai Vilniaus mieste kilometrų? Nedaug dar. Taip sumuoju, koks 50 būtų. Šiandien, kai pravažiuosim, tai jau bus dvigubai daugiau. Taip, gali būti, kad aš vidury trasos mirsiu. Tiesiog širdis netlaikys. Mes Timūrą bandėme pagąsdinti. Jam teks įveikti ne 50, o tik 10 km ilgio trasą, kurią mes parinkome. Apžiūrime, ar jo dviratis yra paruoštas saugiai kelioniai. Ir pirmin. Nu ką, pirma perėja. Ir dabar didysis iššūkis, ką daryti, varytis ar važiuoti. Nu teks varytis, daug mašinų, nes tada lengviau praleidžia. Ačiū, palauk, nusileidžia šitas bordiurėlis, tada iš karto čia prasivarau. Nėra čia eismo. Nes čia vareiškai, gal, perėja yra turbūt. Čia ale dviračių takas. Palauk, aš noriu parodyti žiūrovam, kur yra ženklas, kad yra dviračių takas. Va čia prasideda visas smagumas. Va, matot? Va čia yra pseudo ženklas ir čia prasideda dviračių takas. Kas iki čia vyksta, niekam neįdomu. Gerai. Greitis! Greitis! Dainis nespės paskui mane. Spėja dar. Čia kelio danga yra gera, dviračių tako, bet čia kaip ir būna Vilniui, tai yra fragmentas. Taip, čia dabar yra užvažiavimas. Čia jau privalumas rajono, kažkaip padaryta atskirai. Gerai, toliau. O, sužymėta netgi kokiom rodyklium, kad net aklas gali pamatyti. Taip, dabar čia yra, kas čia yra? Čia perėja, kas čia? Nudrožtas visas dažas, važiuojam. Čia kaip ir dažnai būna Vilniui, su dviračiu važiuojam, tai yra tiesiog, važiuojam. Gal išgyvensim. Taip, čia dviračių takas, kaip matot, užimtas statybininkų, nes jiem labai reikia šito papildomo 2 metrų. Plauk, kas čia dabar? Kas čia yra? Nesuprantu. Čia turbūt reikia važiuoti pro iki. Nes čia neaišku, ką daryti. Dirba Chebra. Labai rimtai dirba, dviračių taką matyt kloja. Va ten yra dviračių takas, aš esu čia. Tai dabar nežinau, jau čia pažeidžiu taisyklės, nepažeidžiu, gal man reikėjo prasivaryti ten pro statybininkus. Pagal ženklinimą, kuris ką tik buvo, įtariu, kad čia yra visas asfalto plotas skirtas dviračiam, ar ne? Kaip čia dabar, čia per vidurį jau dviratis. Tai supras kaip nori. Hop. Burdiriukai. Hop, kaip malonu. O pėstysis kažką daro. Hop, sargiai. Jeigu tu važiuoji dviračiu, tai tu vis tiek kažkoks turistas, tipo nenormalus. Ką tu čia į darbą su dviračiu važiuoji, kas tau yra? Čia žiūrėk. Čia nenutrenks? Ne. Paleipat medžius. Eina dviračių takas. Iššoksės, neiššoks. Kokį čia greičiau važiuoti? Aš tai noriu greitai, bet kad negali va. Hop, dar bordiūrų. Bordiūrai! Sukam į kairę. Čia aš klasifikuoju šitą gatvę kaip kiemą, o kieme važiuoju kaip nori, ne? Kaip čia šitą vietą traktuoti? Čia kas aikštelė, bet jį privati, ne? Hop. Dabar. Matau dviračių taką. Gerai, nėra eismo. Bet čia irgi sužymėjimas, tai čia neaišku, čia kaip žmonėm eiti, kur čia dviračių važiuoti. Kaip nori, taip darai, tipo. Arba žmonės eina turbūt žole. Jeigu jau tikrai nenori taisyklių pažeidinėti. Čia dabar, čia man reikėtų turbūt
pristabdyti, kaip čia, jo, nu jo, apsižvalgai visada. Kažin, kai tie kvadratėliai yra, tai ką ten reiškia? Perėja. Nu gerai, nėra mašinų, nieks čia nestos. Ant perėjo sustojo, koks blogas vairuotojas. Kur čia dabar važiuos? Kur dviračių takas? Kur mano dviračių takas? Ne, nu aš pasirinku važiuoti turbūt čia, toliau nuo gatvės, nes čia absurdas. Va taip yra, važiuoji dviračių taku ir bam, kažkur atsiduri. O, žiūrėk, dviračių takas atsirado. Jej, dviračių takas atsirado. Oi, koks fainas. Su plytelėm, sovietiniam, kreivom. Buvo vienintelis ženklas, kad čia dviračių takas toks nusitrynęs pradžioj. Toliau kaip nori. Dalinkite čia patys. Vaikai, moteris. Šiaip, mašina. Va, prašau, kaip faina. Va, susipainė kojas. Beveik buvo avarinė situacija. Bet greitos reakcijos dėka ir itin išmanaus ženklinimo mes išvengėm nelaimės. Čia tipo dviračių tako nėra, aš suprantu. Čia dabar aš važiuoju pėsčiųjų taku. Kas čia dabar? Čia gal važiuosiu. Toliau nuo gatvės. Mano logika yra tokia, jeigu nėra dviračių tako, tai stenkis laikytis toliau nuo gatvės. Čia dviračių takas vis tik. Čia yra dviračių takas. Visi žiūrovai, Vilniečiai, žinokit, čia yra dviračių takas. Va šitą nesąmonę. Gerai. Keičiasi truputį maršrutas, mes nebesukam šitą nuostabę naują gatvę. Važiuojam čia į kitą tašką. Antrąjį maršruto tašką. O čia bordiūras nuleistas, nes čia nežinai, kas gali eiti. Taip, toliau. Va čia vėl. O koks užvažiavimas mandras. Tik pažiūrėkit, va, dviračių takas. Bum. Sujungimas kaip geležinkelio. Va, čia dviračių takas eina. Ką dabar daryti? Kaip čia? Čia dviračių... Čia yra aikštelė subražyta ant dviračių tako. Va, čia tai gerai. Labai gerai. Va, prašom, pareigūnai. Čia yra toks vienas. Va, ten dar vienas. Nes pasimašina, tai nauja. O ką aš čia su dviračiu? Ubagėlis važiuoja čia sveikatingumą savo kažkokį bando propaguoti. Nors čia nėra, nu iš kitos pusės vėl, čia nėra sužymėta, kad čia dviračių takas. Nu. Va čia irgi vis dar dviračių takas, aš sakyčiau, pagal asfalto spalvą bent jau. Nes tokia pat kaip ten, kad buvo, kur dar buvo dviračių takas. Ai, va čia šiek yra nubrėžta. Jeigu tai prisimerki ir labai greit važiuoji, tai čia gaunasi, kad yra dviračių takas. Gerai, bachūrai, mes pravažiuosim. Gerai, pasitraukia. Čia irgi va kaip gerai. Mes važiuojam dviračių taku. Čia van pažymėjimas yra kažkoks, kad čia dviratukas. Nuotykis yra važiuoti dviračiu Vilniui. Čia dabar kažkaip, kad čia kur čia, kaip čia, ką čia. Čia gal? Ne, kas čia yra? Čia nėra dviračių. Čia kažkas. Ai, va čia vėl dviračių, ne, čia ne dviračių takas. Kas čia yra? Nu, paražau, pažiūrėkit, suklota trinkelės kaip dviračių take, kažkokie raudoni atskirimai, kažkoks labai... Ai, va, čia yra dviračių takas. Tu klausi, Timūrai. O vadimas dažytojas tau atsakys. Nu, važiuok, kaip tu nori. Palauk, kur čia dabar dviračių takas? Mums reikia ten. Kertam. La la la, la 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 la, la la la. Taip, dabar čia palauksim. Kodėl, pažiūrėjau? Reikia liniuotės? Nu, ne, aš pagal kvadratėlius orientuojas. Nu, va, jeigu jie tokio dydžio, tai čia turbūt dviračiam. O kur tada pėstiesiems? Čia negalima pėstiesiems. Čia pėstieji turi sėdėti arba autobuse, arba mašinoj. Nes čia pagal kvadratėlių plotį negalima eiti pėstiesiems. Bet aš manau, kad ten netikras kvadratas. Pamatavai? Nu, čia kaip už... Nu, čia nuo kur matuosi. Gerai, mes dabar pirmin, nes yra vėl dviračių takas. Labai geras, nesužymėtas, bet dviračių takas. Op. Nu, va čia kitokie kvadratėliai. Tokio pat ilgio, bet planesni. Bet jau čia tipo su dviračiu. A, čia reikia turbūt varytis. Ai, gal žinai kaip yra? Gal ten, kur yra platus, galima važiuoti per perėją. O jeigu turi tapkės ir triusikus, gali eiti kur nori. Taip. Nu, nes čia labai svarbu tas 2 sekundės taupyti. Dainius stumėsi. Aš važiuoju. Ten atvažiuoju, jokio perėjimo nėra, o ten vėl dviračių takas iš kažkur prasideda. Užvažiavimas, va čia dviračio eismas Vilniuje, sako. Beje, labai įdomus, eilinis kartas buvo, kai baigėsi dviračių takas prie sankryžos. Ai, ir taip pat daryk, ką nori. Nėra jokių nuorodų, kur jisai tęsiasi, kur čia toliau važiuoti. Ai, tipo, daryk, ką nori. Svarbu, kad ne ant gatvės. Čia vėl platus kvadratėliai.
Va, per šitą perėją jau reikės stumtis, nes čia yra kvadratėliai siauresni. Aš su vieną koją tai persistumiu, va. Čia yra skaitos, aš persivariau dviratį. Ai, va čia, va čia, va čia. O. Nu ir dabar greitis. Aš vėl persistumiu dviratį. Va taip ant vienos kojos. Taip, čia yra persivarimas. Mano koja tai liečia asfaltą. Tai ką? Tai čia persivariau. Pavėlina bobutė, sako, taip, tai pėsčioji. Nu bet o ką jie daryti, čia tai asfaltas geresnis, kai ten plytelės, ten gali užkliūt, senas būdamas, nugriūt, susilaužyt klubą, operacija brangiai. Op. Va dabar mama. Jau kai pamatau mamą, tai reikia pristabdyti. Mes matom, kaip natūralioje aplinkoje elgiasi dviračių vairuotojas. Šitoje atkarpoje daug yra dviračių judėjimo. Čia dvi mašinos važiuoja per dviratininkus. Čia vėl buvo antra avarinė situacija. Tai dabar kas čia, kurioje vietoje teisiu? Aš turbūt turėjau sustoti. Vėl prašau atkreipti žiūrovų dėmesį, žiūrovai, va, žiūrėkit, kaip eina dviračių takas, va. Čia yra aukštas bordiūras, ten iš vis per stulpą tipo. Sako, darom, kaip nupaišė, hop, 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 hop. Dar graži asfalto atkarpa skirta dviračių mėgėjams. Nuleistas burdurėlis. Irgi. Ir čia, čia tai gera atkarpa, šitą atsimenu. Vėl mašina. Praleis, ačiū labai. Padėkoti visada reikia, kai praleidžia. Šitas sako, nestos aš jokiam dviračiam. Sako, aš vairuoju Audi, aš niekam nestoju. Ir dar ypač, kai vairuoju seną Audi, tai tu tada tikrai niekam neturi stoti. Ai, va dviračių takas. Dviračių takas atsirado, jėj! Gali pavažiuoti truputėlį? Ai, ne. Čia va vėl sužymėjimas, atkreipti dėmesį. Čia šitas žymėjimas sako, ai, pipsiuką uždėsit, ką čia reiškia, ne? Čia reiškia, sako, mes ir taip 3 kilus jau šiandien nudažėm. Važiuokit jūs kaip norit. Dviračių takas vėl prasidėjo ir vėl baigėsi. Čia yra labai gerai. Ką čia reiškia? Vat buvo tokie stringai užpaišyti ant šaligatvio ir nėra. Važiuoju aš čia. Čia bus greičiau, aš sakyčiau. Mažiau nuleistų bordiūrų. Ai, va čia buvo dviračių takas. Va čia buvo dviračių takas. Pasirodo taip, o dabar toliau vėl, kaip nori, taip darai. Eina žmonės ir turbūt nenutukia, kad jie dviračių takų žingsniuoja. Gali būti. Čia kažkas nupiešta. O, kas čia yra? Čia turbūt buvo avarija su dviračiu ir nupaišė taip, kaip rado. Sako, čia ratas atskirai, čia tas guli. Nu kaip taip? Kaip tai pavadinti? Ai, va čia, žiūrėk, koks čia geras, va. Čia taip, oba, užsuki. Tada čia taip, oba, vėl užsuki. Tada čia taip, oba, užvažiuoja. Ir dviračių takas 10 metrų. Paskui kažkaip keistai nupaišyta perėja, be dviračiams skirtų kvadratėlių. Va, vėl dviračių takas. Bet va čia, pavyzdžiui, normali jau, paprasta perėja. Tai kas, kodėl? Oi, čia šitie būna labai geri, važiuokit, va, dviračio vingelis. Vup! Ir ko tu dar nori? Čia dabar vėl veiksmas. O, vėl vingelis, kaip faina. Kad liūdna nebūtų, tai čia pasukinėk. Nevažiuok tu greitai. Kam tau su dviračiu važiuoti greitai? Juk čia vis tiek nenormali transporto priemonė. Taigi tik dviratis. Taip, paskutinė perėja. Čia yra dviračių takas. Ai, pagal ženklą, tai čia jo yra asfaltas, kurio dviračių takas. Taip, kertam, čia reikia rodyti ženklą, va taip, kiek atsimenu, bent jau pagal senovinį. Ir atvažiavęs per rekordinį laiką Timūras. Finišo, Timūrai? Ar tau netrodo kartais, kad norint važiuoti pagal kelių eismo taisyklės, tu turi baigti savotišką universitetą, kuris yra ne lengvesnis nei kelių eismo taisyklės, norint išmokti vairuoti automobilį ir gauti jas? Einant į tokią mokyklą, tai tau aiškintų dėstytojas, kad, yra čia taisyklė, bet žinokit, yra, labai daug išimčių. Atrodo, kad čia aš pasakiau vieną, bet žinokit, ten dar galima 5 kartus kitaip daryti. Nėra turbūt aiškių tų taisyklių, nes tiesiog nėra tų sąlygų važiuoti taip, kaip taisyklės reikalauja. Bet šiaip labai sunku orientuotis, ypač yra tokių vietų, kur tikrai atvažiuoja ir kaip ten buvo šitie stringai ant asfalto, atvažiuoja ir kažkur kažkas, kodėl. Ir paskui pasirodo, dviračio takas eina visai kitur, ten, kur tie sėdi dirbantis darbininkai. Visi šitie išbraižymai absurdiški yra rekreaciniam žaidimui. Tai yra orientacinis, važiuoja ir ką dabar darom, sustoja visa šeima ir visi baksnoja, į kurią pusę mes važiuosim. Tada gal ir smagu. Aš stengiuosi nevažiuoti Vilniaus gatvėm dviračiu, nes
skaitau aš tas žinias ir portalų naujienas, nu ten būna vis tiek reguliariai kažkas tai paklotas ant to asfalto su to dviračiu, nu tai nežinai, kad ten kokių gudobelių ar ko ten prigėręs, reiškia. Aš, pavyzdžiui, stengiuosi atkreipti dėmesį į dviratininką ir visada saugiu atstumą važiuoti. Nu, bet yra tokių, kaip mes šiandien įsitikinom, kur neįstoja, nei atrodo, žinai, aš gi mašinai. Na ir porą sakinių dviratininkam palinkėjimai. Užvažiuoja dviračiu iš namų, nu tai pabučiuokit žmoną, vaikus, nes nežinia, kaip čia gali baigtis jūsų šitas orientacinės po Vilnių. Tikimės, kad šis reportažas dviratininkams padės prisiminti kelių eismo taisyklės ir paskatins vairuoti saugiau. Nors Timūras teigia, kad gerai žino kelių eismo taisyklės, šioje 10 km kelionėje, kaip matėte, padarė net 30 klaidų. Tiesa, dauguma jų kartojosi, tačiau mes neskaičiavome momentų, kada jis, keisdamas važiavimo kryptį, ranka nerodė posūkio signalo ar prieš sustodamas rankos nepakeldavo. Beje, visa trasa driekėsi dviračių takeliais, o ne miesto gatvėmis. Tuomet pavojingų situacijų būtų buvę gerokai daugiau. Taigi važiuoti dviračių mieste nėra lengva ir jei nori likti gyvas, ilsėtis bei džiaugtis važiavimu nėra kada, nes visą laiką turi galvoti, ką darai, kaip elgiesi eisme. Jeigu jūs pažįstate daugiau dviratininkų ir jie nematė šio reportažo, patarkite jiems jį susirasti interneto vartuose LNK Go. Ten rasite ir kitas mūsų laidas. Nu, aš su jumis atsisveikinu ir primenu, kad dviratininkai taip pat, kaip ir kiti eismo dalyviai, privalo laikytis kelių eismo taisyklių, kad ir kokios jos neparankios jiems būtų. Sudie, gerų smagių kelionių.